Didžiausia grėsmė lietuvių kalbai yra mūsų servilizmas, kuris ateina iš senų laikų, mūsų didžiūnams praradus galimybę kalbėti lietuviškai, per būtinybę apsiginti su kaimynų pagalba, o kaimynams sugebant primesti mums savo nuostatas. Nes iš tiesų primesti buvo pakankamai nesunku, kai mes kariavom, jie puotavo ir kūrė tą kultūrą, kuri vadinama aukštąja ir į kurią visus labai traukė. Taigi, servilizmas eina iš labai senų laikų, mes jo vis neatsikratom, nes po didžiūnų žlugimo suėjom į Valstietiją, kuri vienintelė išlaikė dar lietuviškumą, bet tos pasipriešinimo dvasios, pilietinio pasipriešinimo prasme neturėjau, kurią mes vis dar ugdomės, kurią bandėm pakelti ir pakėlėm XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje, bet per nepriklausomybę tiek vieną, tiek kitą išvesti į labai prasmingą valstybės kūrybą nesugebėjome. Ir tą faktą labai aiškiai demonstruoja mūsų visų vyriausybių politika lietuvių kalbos atžvilgiu, kuri, švelniai tariant, yra, niokojanti. Jeigu nepasakytume dar blogiau. Tai, kas daroma dabar su lietuvių kalba, kada nors bus pavadinta pačiu didžiausiu kultūriniu nusikaltimu lietuvių tautai. Kalba nežus. Mes ją atlaikysim, bet vis dėlto reikia sakyti, kokioj padėty ji dabar yra. Tik tai tada galima bus šnekėtis, ko neturėtume toliau daryti. Noriu iš karto pasakyti, keikiamasi ir toliau rusiškai, ir niekaip kitaip. Žodeliai kaišiojami ir intonacijos varomos iš anglų tarties ir kalbėkime angliškai, bet kam reikia šitai karikatūrinti savo nemokšiškumą demonstruojant. Niekada neišmoksi kitos kalbos taip, kaip tu gali ir privalai išmokti savo gimtąją kalbą. O iš puskalbės, kuri nenorom išvirsta, bandant pagrindinę kalbą laikyti svetimą kalbą, nieko gero tu negali išpešti, nesusikalbėsi nei su svetimais, nei su savais. Taip, kad čia ne baimė yra, čia yra supratimas, kad tik tai lietuvių kalba tau duoda santykį su savimi ir su pasauliu. Daugiau kalbų kiek norim mokėk, bet žinok joms vietą. Galų gale tai yra mūsų orumo klausimas, kuris yra ne tik tai kitiems svarbus, o visų pirma patiems savo.